Vikos ir Luko kelionė į rančą. Vieną gražią saulėtą dieną Vika ir Lukas su tėveliais išsiruošė pas pusseseres Elingą ir Luknę į rančą. Kaimas buvo labai toli, tad ir lankydavosi labai retai. Prie įvažiavimo pas Elingą su Lukne buvo didžiulė iškaba, kurie buvo parašyta mūsų ranča. Ir virš rančos buvo pakabinti didžiuliai jaučio ragai. Įvažiavus į didžiulį kiemą, prie didžiulio namo laukė visa šeimina. Kiemas buvo sutvarkytas, gražus, augo gražūs gėlynai ir keletas dekoratyvių medžių. Kol tėveliai plepėjo, Elinga ir Luknė išėjo parodyti Vikai ir Lukui kambario daiktams pasidėti ir miegoti. Vos tik persirengė, paprašė, kad Luknė ir Elinga aprodytų savo valdas bei gyvūnus, kuriuos augino, kadangi Vika ir Lukas gyveno mieste, o ten apart šunų ir kačių nieko daugiau nebuvo. Žemės buvo daug, tai Elinga ir Luknė pakinkė Vikai ir Lukui po žirgą. Vikai pakinkė baltą žirgą, o Lukui juodą. Elingutė jojo ant margo, o Luknytė ant šviesiai rudo. Štai ir kelionė prasidėjo. Jojo ne per greit ir ne per lėtai, kadangi su žirgais patirties Vika ir Lukas visiškai neturėjo. Jodami Vika su Luku dairėsi aplinkui, kadangi ten gamta buvo įspūdingai graži. Aplinkui žydėjo visokių spalvų gėlytės. Tolumoje matėsi įspūdingo dydžio kalnas, ant kurio augo daug medžių ir atrodė įspūdingai. Šalia tekėjo upeliukas, kuriame dar ir plaukė žuvytės. Štai ir prijojo pirmasis ganyklas, kuriuose ganasi didžiuliai buliai su įspūdingais ragais ir piktomis akimis. Jų buvo labai daug, o bulius perginti reikėdavo net keletos reitelių. Apžiūrėję ganyklas, jojo toliau įspūdingais laukais. Prijojo stručių ganyklas. Tai didžiuliai paukščiai su dar didesniais sparnais ir ilgomis kojomis bei ilgais kaklais. O jų periami kiaušiniai didesni už futbolo kamuolį ir buvo margi. Kiaušinius turėjo surinkti ir sudėti į krepšelius, sumontuotus ant balno. Kiaušiniai buvo gan sunkus, todėl darbas nebuvo toks jau lengvas ir keliavo toliau. Pagaliau prijojo miškiuką, nedidelis miškiukas, kuriame augo triušiai. Tai buvo jų ganykla. Triušiam padavė morkas bei kopūstus, kuriuos tempėsi visą kelią kartu. Triušių ten buvo gausybė, net neįmanoma buvo suskaičiuoti. Ir pašėrę kiškius, triušius, keliavo toliau. Bet keliavo link namų, kadangi kelionė buvo ilga ir pakankamai varginanti, tai grįžę namo ėjo vakarieniauti, o po to nuėjo miegoti. Tai praleido kelias dieneles, Vika ir Lukas jautėsi labai laimingi ir sužinojo, kad kaime gyventi yra labai smagu, tačiau kiekvieną dieną reikia dirbti. Vika su Luku pilni įspūdžių grįžo namo bei laukė kito karto, kada galės ir vėl vykti pas Elingutę ir Luknytę į rančą.